Sveiki visi, su jumis Tošis ir šiandien prie duobės, štai ten guli štai šitas aparatas, tai yra Rutus Versa. Rutus Versa yra Lenkų gaminys ir šituo daiktu Lenkai tikrai pretenduoja į pakankamai aukštas pozicijas tarp kasėjų, nors Lietuvoje nėra populiaru, Lenkai, aš nežinau, gal kas trečias Lenkas vaikšto su Rutusu, ar vienokia ar kitokia jo versija, taip kad Lenkijoje tai tikrai populiaru ir kadangi ieškotojų ten yra žymiai daugiau negu pas mus Lietuvoje ir jie kasa daug, taip kad daiktas yra pasiteisinęs, su ne vienu kolega iš Lenkijos esu kalbėjęs, Rutusus jie giria ir tikrai savo produktą jie palaiko iš esmės. Rutusų šiek tiek yra ir Britanijoje, Britai irgi juos mėgsta, jie gal nėra tokie populiarūs kaip koks Mainlabas, Nocta ar XP, Garetai, bet visgi tarp žmonių, sakykim taip, tarp žmonių suprantančių ir mėgstančių šitas detektorius iš tikrųjų yra labai populiarus. Šį kartą jisai prie duobės, eisim su monetom į apačią ir pabandysim pasižiūrėti, kiek jisai paims mūsų tuos mano standartinius 4 taikinėlius, tai yra 1 gramas vario, 25 gramai vario, jeigu neklystu, ir kažkiek tai ten bus kažkur tai pačioj čia pasirodys kokia nors šita gramatūra, sakykim taip. Ir 2 sidabriniai pinigėliai, tai yra smetoniškas litas ir Nikolajaus I rublis. Sidabrinės monetos svorius matysit, surašysiu kažkur tai lenteliai. Ir ką, bandom jungtis, parodysiu nustatymus ir pasižiūrėsit, ką šitas daiktas gali prie duobės. Taip kad jungiam detektorių. Ok, jungiam deteką. Rutus Versa, versija vis dar 1.71. Ok, vaikščiosim su lauko programa, multi. Galim pereiti per signalus, multi galim, multi matosi, kurie labiausiai užteršti dažniai. Tai galim juos paslinkti šiek tiek į šoną, įsirinkti labiausiai netrukdantį. Ok, lai būna, daugmaž visur vienodai yra trukdžių. Ok, einam, modas dual, laukas dual, ausinių pas mus nėra. Ir ką, dar kartą taip, atsikočiuojam gruntą. Ok, kad gruntas nesikočiuoja. Išjungiu. Nepatyrimas. Rutuso valdymas šiek tiek kitoks negu visų kitų detektorių. Jisai yra sudėtingesnis, sakykim taip. Ir kočiuojam. Gruntas -8,6. Toliau nustatymai. Taip, nustatymai. Nežinau, galim 30. Tai yra pats daugiausiai turint, ta prasme taip. Aukščiausiai. Ok. Tada mes turim čia 0, atsistatymas 3. Taip, garsai 26 garsai, saturation galim pamažinti, ekrano ryškumas ir ausinė garsas. Garso manau užteks. Gerai. Važiuojam. Gerai. Statomės ir važiuojam dirbti. Ką, pradėsim nuo 10, tai yra 10 cm ir 1 gramų vario.
Nemanau, kad čia kažkam tai buvo, iš viso nėra niekam problemos. Vadai labai gražiai ir viskas tvarkoj. Važiuojam į 20 iš karto. Puikiai. 25. Čia jau yra šiek tiek sunkiau. Nes dar kažkokie garsai yra, bet tai nėra tas, ko mums reikia. Gerai, užtikrinimui 30 cm, šitos truputėlį toliau patraukiam, nes prietais. Ok, nėra. Gerai, sekanti moneta pas mus yra litukas, važiuojam nuo 20. Puikiai. 25. Šiek tiek tyliau. Vadai nėra toks stabilus. Bet, na, sakykime, ant ribos, nežinau, ar kasamas signalas 30. Visi tikrinimai. Garsas vis dar yra. Bet ties to ir galima pabaigti. Ok, imam rublį. Nuo 20 važiuojam. Čia klausimų jokių nėra. 25. Irgi klausimų nėra. 30. Kaip ir viskas gražu. Vadai gal šiek tiek šokinėja, bet garsai tikrai nuostabus. 35. Manau, prarandam. Yra tik tai tas dual mode gaudimas, kas gali būti parodyti, kad ten kažkas tai yra. Už tai tuo Rutusas ir smagus yra tuo, kad būtent tas dual, tai yra statinis garsas, jisai parodo mums tuos gilius taikinius, bet jau be ne. Skaitykim, kad nėra 35. Imam didžiausią monetą, tai yra varis. Ir važiuojam nuo 30 cm. Vadai šokinėja. Bet garsas yra ir vadai irgi yra teigiamas. Ok, 35 cm. Jo, yra tik tai vėl tas dualo garsas.
Tai vat, matėt, ką gali Rutus Versa. O Rutus Versa galima pasilyginti iš tikrųjų du Rutusus. Čia bus kažkur tai ar čia va kampe, ar čia kampe. Išleis Rutuso testas Rutus Atrex, tai yra versija, kuri buvo prieš Versą, sakykime, ankstesnis modelis. Tenai nustatymų yra šiek tiek daugiau. Tai yra, tenai su nustatymais galima labiau pažaisti, aišku, čia kaip kam. Čia yra detektorius pakankamai lengvas valdyme ir su juo galit pradėti žaisti iš tikrųjų. Tai gali būti iš tikrųjų ir pirmas detektorius. Aišku, tai yra sudėtingiau negu Xterra Pro ar Simplexas, bet pradėti žaisti su juo galima. Negu Legenda, bet nežinau, kas yra sudėtingiau, ar Legenda, ar šitas daiktas, bet Rutus Versa yra tikrai dėmesio vertas detektorius. Ok, ir ką, iki susitikimų kitais kartais, su kitais detektoriais, galbūt prie duobės, galbūt kažkur tai kitur, gal prie nailboardo kokio, o gal ir žvalgyboje ar kasinėjimuose. Taip kad su jumis buvo Tošis, nepamirškit padėti laiko, jeigu nepatiko, minusą galit padėti. Subscribinkit kanalą, prenumeruokit, man tai padeda, mane tai motyvuoja. Ir ką, iki kitų susitikimų. Ate!